Taip, tai šiandien pakalbėsim dabar apie drožinėjimo įrankius, priežiūrą, panaudojimo paskirtis. Tai pradėsiu nuo vaškavimo juostos. Kas esate pirkę iš manęs drožinėjimo įrankius, tai dažniausiai turi tokią odinę juostelę ir žalio vaško. Aišku, pas mane tas vaškas yra išsilydęs, bet jis ne ką prasčiau atlieka funkciją. Parodysiu, kaip naudotis juo. Kai kurie galbūt nežino, tai tiesiog turim odinę juostelę ir tam tikro grubumo vašką reikia užnešti ant tos juostelės, tai tiesiog įtrinu, kad tuo vašku pasidengtų juostelė. Ir dabar oda turės atitinkamą grubumo galas mūsų įrankius. Pasidengiau. Ir pats principas yra tas, kad visą laiką peilio aštrioji dalis būna gale. Netraukiu peilio link aštriosios dalies, visą laiką būna nuo aštriosios dalies. Pabandysiu parodyti. Priglaudžiu ir traukiu taip, kad aštrioji dalis būtų gale. Dabar irgi svarbus momentas. Tai svarbu tinkamai priglausti peilį, nes jeigu priglausit šitaip, tai galasit šitą šoną, šitą vietą. Tai kai priglaudžiat, svarbu padaryti tarpelį. Jeigu padaro tarpelį, vadinasi, galandat šitą pjaunančią dalį. Ir tiesiog traukiu. Tai svarbu tinkamai laikyti, neskubėti. Kiek kartų taip reikia traukti, skirtingų nuomonių randu. Rašo kelis kartus, užtenka į vieną pusę, kelis kartus į kitą pusę. Aš pastebėjau, kad man pasiteisina, kai vieną ar kitą pusę pratraukiu po 10-15 kartų. Iš principo nesvarbu ar kalta, galasim irgi tokiu pačiu principu viskas galandasi. Kaltas turi apačiu tokį nuėjimą, tai svarbu galasti tą vietą, kur reikia. Pridedu ir pratraukiu. Su smulkių detalių drožinėjimu peiliu irgi tas pats principas. Visą laiką taip pat. Su šaukštu šiek tiek yra sunkiau, nes galim pasigalasti. Pavyzdžiui, šaukštas gale lygų metalą turi. Tai tiesiog irgi lygiai taip pat galandasi. Yra daug sunkiau išgalasti šitą dalį vidurį. Yra keli būdai, kaip tai padaryti, parodysiu ateityje. V formos kaltas irgi lygiai taip pat. Svarbiausia galandant atkreipdėmėsi, kad galasti tinkamą vietą. Matos net kaip blizga nupoliruota. Nes jisai irgi, jeigu galasim netinkamai, tai galasim šitą vietą. Mums šitos vietos galast nereikia, reikia tik patį galiuką. Principas tas. Traukiu link savęs. Dabar apie grubumus. Tai būna įvairių situacijų, būna kartais žmonės užkabina kokią nors labai stiprią šaką, pratraukia arba labai kitą medį drožinėja neteisingai. Ir būna kartais, kad išlūžinėja geležtė. Galbūt turiu kažkur pavyzdį. Taip, turiu. Matosi, čia yra išlaužta peilis. Čia irgi yra toks kaip ir išlaužimas. Tai jeigu tokie išlaužimai būna labai dideli, nelabai jau kas padės, bet jeigu jie yra labai smulkūs, mikroniniam lygmenį, kartais jums gali padėti skirtingo grubumo vaškas.
Nes šitas vaškas yra skirtingų spalvų dėl to, kad jisai rodo tam tikrą grubumą. Pavyzdžiui, žalias yra pats švelniausias, aš jį dažniausiai naudoju kas 5, kas 10 drožinėjimo valandų tam, kad palaikyt švarų pjūvį, kad peilis lengvai slystų per medį ir būtų gan tikslus drožinėjimas malonus. Vat dabar turim baltą. Baltas pagal viską dar švelnesnis yra už žalią, bet jis jau praktiškai nelabai kokią funkciją atlieka, jis tokia labiau blizginimui skirtas. Rudas, pavyzdžiui, turi daug stambesnius grūdelius viduje, net prabraukus nagų galima jausti, kad daug grubiau eina už žalią. Tai vat, pavyzdžiui, rudas daug grubiau pagalanda įrankius, juodas dar grubiau pagalanda įrankius. Ir vat, juodas rudas labiau naudojami, kada atsiranda jau tam tikri mikroįtrūkimai, kuriuos galima pamatyti. Ir kartais tie mikroįtrūkimai net palieka tokius įrėžimus, juosteles medyje. Tai tokius dalykus galima pabandyti sutvarkyti su grubesniu vašku. Dabar apie pačius įrankius, tai einam video jau, kur matėt, kaip gaminau voveraitę. Tai pavyzdžiui, su paprastu peiliu yra gan sunku padaryti įvairius išlenkimus, juos tada reikia daryti su peilio galiuku, kas visai dėl ko atsiranda tikimybė įsipjauti. Ir nėra patogu tai daryti. Tai visokius išlenktas formas geriausiai yra daryti su smulkių detalių peiliu, nes jisai yra siauros geležtės, lengvai linksta, labiau pasiduoda lenkimui negu platus peilis. Tai jo, voveraitė, ką dar čia turim? Yra, tarkim, bendros paskirties peilis, gerai drožinėti visokiom burtų lazdelėm, pavyzdžiui, vat, kad ir laivelio apatinė dalis yra gan didelė. Galima pamatuoti. 3 cm ant 2. Ir pavyzdžiui, tokias detalės yra lengviau drožinėti su plačiu peiliu, kuris yra aštrus pats iš savęs, gerai išformuota geležtė aštri. Nes pavyzdžiui, su tokiu peiliu kartais pritrūksta peilio ilgio ir nelabai išeina kažkokią ilgą detalę nudrožinėti gražiai. Toliau turim kaltą. Šitas kaltas visai maloniai naudojasi, kai reikia padaryti kažkokius didelius išgaubimus, išimti daug medžio. Galiu parodyti patį principą, kaip tas dalykas darosi. Bet apie tai parodysiu vėliau, nes čia irgi visai netrumpas video gausis, kaip jį naudoti, nes yra niuansų su tuo. Lygiai tas pats dalykas galioja ir su šaukšto gaminimu. Čia ne šaukštas, čia labiau kuksa, puodelis toksai skandinavų. Tai pradžioje aš visą laiką darau su šaukštų gaminimo įrankiu, su šituo skaptavimo kaltu. Ir jau kur nelabai išeina pasiekti, naudoju šitą įrankį. Tai čia šitos 2 įrankius naudojant labai svarbu medžio kryptis, nes nežinant to gali nelabai ir pavykti įsidrožinėti. Dabar paskutinis dalykas, ką noriu parodyti, dar yra tas pats V formos kaltas. Vis dar paskutiniu metu ieškau, kaip galima jį panaudoti. Ir neseniai sugalvojau, kad galima daryti įvairius švilpukus, dūdeles, su išraižymais. Tai raižant yra svarbiausia kontrastas. Jeigu jūs drožinėsit tiesiog paprastai medį, tai nelabai matysis. Matot? Tam tikrų kampų matosi, tam tikrų kampų ne.
Bet kai tu turi apačioj šviesią medieną, o viršui tamsią, tada labai gerai matosi kontrastas, kada tu paimi pakankamai giliai, kad išskaptuotum, nuskaptuotum viršutinį sluoksnį medienos. Ir po truputėlį atsiranda tam tikri raštai. Švilpukus dažniausiai darau iš karklo arba gluosnio medienos. Šitas yra darytas iš liepos medienos, bet jis yra dažytas tam, kad būtų kontrastas, kad būtų skirtumas tarp vienos ir kitos spalvos. O tad jis yra dažytas geltona spalva, bet kai nuimam viršutinį sluoksnį nudažytą, apačioje vėl gaunam šviesią medieną ir tada atsiranda spalvų skirtumai ir pasimato visas grožis. Tai su šitų įrankiu reikia visai nemažai praktikos. Esu sugadinęs kelis švilpukus pačioj pradžioj, bet dabar jau kažkas pavyksta. Tai čia trumpai apie pačius įrankius pagrindinius, su kuriais yra gan lengva ir nesudėtinga dirbti. Kitam video gal daugiau parodysiu, kaip naudot šitos du įrankius, nes ten jau reikia žiūrėti medžio kryptį ir kitus dalykus. Tai va.